Ką pasakytum tiems, kurių čia nėra? Patys kalti. Kitą savaitę bus... Laimi kovą kūnas ar galva? Žinok, negirdėjau nieko. Galva. Manau, turi būti viena ir kita. Galva. Šitam sporte turbūt turi dirbti vienu metu, todėl būtent šitas sportas yra labai įdomus, kad reikia sujungti galvą su kūnu ir atvirkščiai. Galva, manau. Galva. Žinoma, kad galva. Pirmoje eilėje, visą laiką. Ta prasme, didžiausias priešas esi tu pats. Ir jis gyvena čia, toj pačioj galvoje. Tai įveiki save, įveiki ir priešininką. Ir taip pat mąstydamas, strateguodamas, tai reikia. Aišku, kūno reikia. Kūnas be proto nieko, bet ir kūnas be proto lygiai taip pat nieko. Taip, vienareikšmiškai galva, nes kovos metu kūnas visą laiką sako ne. Kūnas visą laiką sakys ne kovos metu, o galva turi tau padėti judėti į priekį. Tai pačiam yra tekę būti daug situacijų, kur kūnas jau viskas pasiduoda, bet jeigu galvoj susitvarkai, tai pradeda pratęsti, išgyventi ir kartais net laimėtis. Tai va, tai viskas yra galvoj. Gi ar no gi? Abu. Aš darau daugiau gal su kimono sportuoju, bet stengiuosi abudu sportuoti kiek eina. Abu sportai yra įdomus, abu turi savotiškų dalykų. Skiriasi greitis, kontrolė, bet darom abu.